panašaus pobūdžio specialistas, kuris labiau užsiema su žmonėmis, kurie turi fizinę sutrikimą. Aišku, yra ir su intelekto, su raidos sutrikimais, bet labiau orientuojasi fizinį kažkokią negalę, kaip dirba žirgas sąveika ir dirba per fizinę aktyvumą. O pas mane ir aš koncentruosiu į emocijas, į psichikos kažkokius iššūkius, į intelekto sutrikimus, tai dirbu ir su autistiškais vaikais, ir su suaugusiais, kurie turi kažkokių emocinių iššūkių, tiesiog ateina, kad nerimo sutrikimų turi, nusiramint darom kažkokias veiklas, per tai iš esmės yra terapinė veikla orientuota į psichiką, ne į fizinę kūną, bet į psichologinį gerbuvį. Tai va, tai šiandien ką jūs turėsit galimybę truputį patirti, kaip vyksta terapija, tai aišku negali būti tikroji terapija dėl to, kad tai yra nuoseklus darbas, kas savaitę susitinkam, jinai yra skirta tam, kad keist ar gerint, ar kažkaip ugdyti kažkokį įgūdį. Tai mes per vieną kartą čia labai neišugdysim, bet jūs turėsit galimybę prisiliesti prie žirgų, patirinėti juos iš arčiau, padalyvauti užduotėlį kažkokioj ir pažiūrėti, kaip maždaug vyksta. Nes žirgų asistomaterapija taip ir vyksta. Pasikalbam su žmogum, ko jam reikia, koks jo yra tikslas ir pagal tai aš renku tam tikras užduotis. Mes reflektuojam po užduoties, kokios įžvalgos. Žirgas yra kaip įrankis visą laiką. Kaip ir, nežinau, pas psichologo kabinete yra skirtingi metodai, ten behavioristinis, dar ten visokie psichodinaminiai, tai čia metodai. Žirgas pas mane irgi yra įrankis, jis niekada nepakeis psichologo konsultacijos, tai yra papildomas, gretutinis kažkoks dalykas, ne pagrindinis, kad aš ten jaučiu depresiją ir važiuoju tik pas žirgus. Ne, tai yra, kompleksiškai viskas yra daroma. Tai va, tai šiandien parašėm truputį tokią ir edukacinę programą su Gerda ir apsitarėm, kaip čia būtų įdomiausia ir tokią temą ištraukiam, kad būtų gana lengva, maloni, vien moterų kolektyvas, tai apie grožį šiek tiek kalbėsim, kaip padės žirgai irgi suprasti tą grožį savoką, taip, ir kas tai mum yra, atrodo tokia galbūt banali, paprasta tema, bet jinai yra iš tiesų gili ir labai svarbi, turbūt kiekvienai moteriai, kaip mes, keitėmės mūsų suvokimas, kaip mes jaučiamės tame. Tai pradžiai žinau, kad jūs vieną kitą labai gerai pažįstat, greičiausiai taip neklystu, pažįstat visi, visos vieną kitą. Ar ne, ar yra kas matos čia pirmą kartą? Nėra. Visos jau aš matau pagal klegėjimą, kad jūs vienas kumštis, tai kviesiu šiek tiek naujai pasižiūrėti, viena į kitą galbūt, o gal papildysit. Aš jūsų nepažįstu ir jūsų vardų nežinau, nepažadu, kad atsiminsiu. Bet vieną kitą vardelį gal prisiminsiu. Tai kviesiu prasuk tokį mažą ratelį, kad būtų jaukiau, ne? Prie arbatos puodelio, išgirs labai norės jūsų vardą ir vieną savybę, kurią jūs turit savy iš jūsų vardo raidės. Tai, pavyzdžiui, aš esu Rasa ir savo sakyčiau savybę ryžtinga. Tai siunčiu galvą į kairę pusę nuo jūsų irgi vardą ir kokią savybę, kurią savo priskirtumėt. Jeigu nepavyksta sugalvot, žinokit, kolektyvas jums padės. Tinka Marijai būt miela. Ačiū, toliau. Laima, tikrai laiminga. Dvi Laimos laimingos. Liuks, pasiteisina vardas, taip? Rita, ryžtinga. Ryžtinga. Jūrinė, jautri, jautri. Ramutė rami. Gerda, gera. Marijona, mylinti visus. Mylinti. Liuks, labai gražu. Marytė. Taip pat mylinti. O šiek prašnekėjo, gal? Tarp kito arbatžolės čia rinktos. Čiobrelis ir mėta čia užaugę. Arklių arbatžolės. Suveikė. Valentina valdinga? Taip. Gerai. Vida vidutiniška. Vidutiniška. Ar priemam? Ar tikrai vidutiniška? Taip, Valdinga viena. Valinga. Valdinga. Valia gal valinga. Valiukiška. Valiukiška gal išdykus. Ir ačiū už pataisymą. Ačiū. Sakykit, kaip jūs. Ingrida įnoringa. Ingrida įnoringa. Gerai. nežino Janina, kokia čia gali būti. Jauna. Jauna. Jaunatviška, jauna. gali būti. Širdim jauna šita moteris. Jautri. Kokiu dar žinom iš jo raidės? Jausminga. Va, kuris jums labiausiai tinka, rinkitės. Juokinga. Juokinga. Juokinga tai daug.
Ačiū. Nu, aš Danutė, bet aš nežinau, kas aš. Dama. Tegul jos pasako. Dora, gal. Ar Dama. Dama. 100%. Dama aukštakulniais net į gamtą Oi, pasirodė. va, tai pažiūrėkit. 100% dama. Pataikėt puikiai. Tikrai. Dama, nu. O smagu truputį pažiūrėti į save iš kitos pusės, taip, ir kartais mes savo gal ir tų komplimentų pagailim, gal. Net ir einant gali turės nuolatos, kad jis vis laik žinotų, kad jūs esat čia. Nes Jie yra priekį pripratę ir prie gale žmonių. nemato. Jie jojami, jie žino, kaip žmogų saugot ir taip toliau. Jie kartais gali tiesiog pabūti įnoringi, kad žino, kad žmogus dažnai turi skaniuką, tai gal paieškos, kur pasisranko ir kišeniai, bet niekada neprieis, šiaip savo nekas ir nespirs, tai pasitikėkit jais, duokit jiems žinot apie save. Ir dar vienas iš tų svarbiausių, nes mes ką veiksim daugiausiai būsim šalia, tai žiūrėti kojytės, nes jis kartais gali netyčia užsisvajojęs su kanopėlė užlipti. Tai va, tai tiesiog stengiamės laikytis atstumo, kad savo kojų nepakišnėm po kanopą. Taip, vos ne dviratis, ne toksai, kad pasakai ir stovis juda, tiesiog natūraliai tai kažkur eina biški. Ir labai gerai pasakai dėl to, kad skanukų ieško, kartais kaip jis gasta, oi gal čia man kas nori, ne, jis būna atsisuka, su lūpytėm pačiupinėja kažką, tikrai jau nestveria, nekanda, bet pačiupinėja galbūt jūsų ranka morka arba Į tualetą galima jau nueiti. Į tualetą? Čia prie bairių, jums stebėti. Aš rimtai jūsų žiūrėjau. Koks jūsų vardas, priminkit? Valentina. Jinai drumstytė, drumstienė Valentina. Valiukiška. Valiukiška būtų tikę. Drumščia viską. Čia jinai drumstytė, kitokių. Rytas lipa per langą, aš skubu per savo skausmą, kava šalta ant stalo, bet tu šypsais kaip vaistas, rankos pilnos darbų, kišenėse skamba tyliai, mieste visi kažko nori, o mes tik būti tikri. Ir jeigu šiandien griūna, mes atsistosim kartu. Pasaulis daug kalba, bet tyliai renkamės mudu. Sėkminga diena, kai tu čia. Sėkminga diena, kai laikai mane. Sėkminga diena, kai tu čia. Net kai skauda, mes šviesus abu. Matau prie vitrinos veidus, pavargę nuo skaičių ir lenktynių, visi perka svajonės, bet pamiršta širdies dainom. Tu sakai nepasiduok, kai man noris užsidaryti, aš renkuosi tavo balsą, vietoj triukšmo gatvėj. Ir jeigu šiandien griūna, mes atsistosim kartu. Pasaulis daug kalba, bet tyliai renkamės mudu. Sėkminga diena, kai tu čia. Sėkminga diena, kai laikai mane. Sėkminga diena, kai tu čia. Net kai skauda, mes šviesus abu. Aš nešiau per daug vienas, per daug svetimų balsų, bet tu atėjai kaip ženklas, kad dar verta grįžt namų. Sėkminga diena, kai tu čia. Sėkminga diena, kai laikai mane. Sėkminga diena, kai tu čia. Skauda, mes šviesus abu. Sėkminga diena, kai tu čia. Man sėkminga diena ir aš gyvas šalia tavęs.
Rytas lipa per langą, aš skubu per savo skausmą. Kava šalta ant stalo, bet tu šypsais kaip vaistas. Rankos pilnos darbų, kišenėse skamba tyliai. Mieste visi kažko nori, o mes tik būti tikri. Ir jeigu šiandien griūna, mes atsistosim kartu. Pasaulis daug kalba, bet tyliai renkamės mudu. Tai galit mergaitė atšukuoti. Galit dar atmoklas tokį va šuštės. Va su šitų, žiūrėkit, va galit biškį va taip nusibrauktas smėlis. Tai žinokit, šepetys, su kuriuo šukuojat, karčiam ir uodegą, iš to nieko nenuvalysit. Imkit va šitą, va su šitų. Va čia tos metalinis. Jo, švelniai, čia toks ir kailį išpešt. Ateikit iš tos pusės. Jo, čia ir kailį tokiam. Ateikit ir jums. Mano obelėlės pačia lopas be plaukų. Nu, nes šerės, jis iššert turi. Dabar jau čia toks trumpas kailiukas, bet dabar čia žieminis dar Aš kailis. galvojau, kad tas nukaus mėlį nušukuoti, jo? Viską, jo, ir plaukus, jeigu bus galite taip rankai kišt. Stengės taip labai ilgai prie užpakaliuko nesėt, nes paeit norės atbulinį kažkaip, kad neužmintų labiau iš šono. Gali viena iš vieno šono, va teikit iš čia iš vieno šono, kita iš kito. Aš čia vėl Galiai patinka. patinka, pasikrasime, viskas gerai. O, kailis, nenustėkit, kad dabar sėrimas. Rekomenduoju jums tuos tokius kietesnius šepečius ir jums truputį, nes nespėsit čia purti, kai jau nebe. Tada su šitom reikia kartu. Oi, kaip čia jau blizga, bratas, nu jūs čia gerai. Va, nebijokit snukutį, va čia irgi pabrauksiu. Va čia viską, čia atmetusite švelniai. Bet jam patinka? Patinka net aš, net pakasam. Kaip čia jūs? Tau gerai klausyk, 3 mergos tave užpuolusios. Ten dėžė yra. Nesibučiuokite dabar čia. Kai nebijai, tai ir gyvulys nebijai. Jeigu bijai, tai ir gyvulys jaučia, kad tu jo bijai. Ir jisai pats jaučiasi kitaip. Kaip čia tuos dabar karčius dirba? Ne, ausų nevalykit, mes išvalysim. Jėzau, kaip gražiai. Patiko jam. Jei nebijo, tai su minkštu to šepetuku, tiesiog įkiškit šepetį. Jūs pasirigalės, tai jau darysit to braukytę. Man duokit raudoną. Sėkminga diena, kai tu čia. Sėkminga diena, kai laikai mane. Sėkminga diena, kai tu čia. Net kai skauda, mes šviesus abu. Matau prie vitrinos veidus, pavargę nuo skaičių ir lenktynių. Visi perka svajonės, bet pamiršta širdies daino. Tu sakai nepasiduok, kai man nori sušidaryti. Aš renkuosi tavo balsą, vietoj triukšmo gatvėj. Ir jeigu šiandien griūna, mes atsistosim kartu. Pasaulis daug kalba, bet tyliai renkamės mudu. Sėkminga diena, kai tu čia. Sėkminga diena, kai laikai mane. Sėkminga diena, kai tu čia. Net kai skauda.
mes šviesus abu. Aš nešiau per daug vienas, per daug svetimų balsų, bet tu atėjai kaip ženklas, kad dar verta grįž namų. Sėkminga diena, kai tu čia, sėkminga diena, kai laikai mane, sėkminga diena, kai tu čia, net kai skauda. Sėkminga diena, kai tu čia, sėkminga diena, ir aš gyvas šalia tavęs. Mes šviesus abu. Sėkminga diena, romansą, personal struggle, social commentary. Sėkminga diena, romansą, personal struggle, social commentary. Sėkminga diena, romansą, personal struggle, social commentary. Sėkminga diena, romansą, personal struggle, social commentary.